Taigi, bažnyčia, malonu tave matyti. Atšventus 34 gimtadienį ir įžengus į 35 savo gyvenimo metus. Ir nors pasaulio situacija blaškosi ir baugina, dėl bažnyčios džiaugiuosi prisimindama mūsų šventimą, visų dalyvavimą, įvairiopą dalyvavimą ir tokį sveiką džiugesį. Čia kaip gyvenime, džiaugsmas ir liūdesys eina kartu, toks yra gyvenimas žemėje. Ir šito mes niekada nepamiršime, nes mes negyvename tobulose sąlygose, danguje ir rojuje dabar. Mes gyvename žemėje ir žemė jį kenčia dėl konfliktų, dėl žmogiškų ambicijų, dėl režimų, dėl neteisumo, neteisybės. Bet tame visuose dalykuose yra ir Dievo vilties, yra Dievo grūdai, yra Dievo augalai, yra Dievo vynogynai, tai yra jo bažnyčia, kur žmonės gali rasti amžiną viltį ir tokiu sunkesniais laikais dar labiau įsiprasmina bažnyčios tarnystė, buvimas, maldos. Tai tiesiog nepaliaukime tame dalyvauti ir te mūsų širdis būna uždegtos. Tai laikas, kai iš dvasios gauname šitą džiugesį, nes dvasia yra stipri, bet tai laikas, kai turime ir budėti, ir melstis, ir vis prisiminti Jėzaus žodžius, kad kūnas silpnas, kūnas bijo, kūnas greitas nusidėti, kūnas greitas pasipiktinti, kūnas greitas sužlugti, bet dvasia yra ryžtinga, dvasia uždega aukurą, tikinčio žmogaus aukurą. Tai labai ir džiaugiuosi, tuo pačiu ir raginu toliau neapleisti tikėjimo kelio, gyvuoti kartu su bendruomenė, neapleisti tikinčiųjų susirinkimų, neapleisti grupelių, maldos grupių. Jeigu norite melstis kartu su grupelė, yra kiekvieną antradienį nuotoliniu, meldžiasi grupė, maldos grupė. Ir jeigu jūs norėtumėt prie jos prisijungti ir sužinoti, kaip įsijungti ją, tai labai paprasta. Galite po susirinkimo prie Jolantos prieiti ir tiesiog nesnuduriuokim, kai sunku, bet junkimės į maldą, nes taip jau yra, kad snudurys ima. Kai Kristus ėjo ant kryžiaus ir Jėzus pakvietė mokinius budėti, sako, tai yra tamsos siautėjimo laikas, budėkite, ateikite, budėkime kartu. Kas įvyko su mokiniais? Mokiniai užmigo, ar ne? Mokiniai užmigo tą valandą. Tai va turime ir maldose paraginti, ir žodžiais paraginti vieni kitus, dvasiškai budėti. Tai ne miego metas, tai budėjimo metas. Iš ties tai jaučia ir mūsų aplinka, ir Europa, kad laikas pabusti. Tai budravimo metas. Laikas akis atmerkti ir matyti. Tai o kas duos geresnį regėjimą, jeigu ne Dievas? Dievas yra tas, kuris paaiškina įvykius, Dievas tas, kuris sustiprina širdį, padrasina, Viešpats tas, kuris gydo ir į jį mes atsiremėme. Na ir mes turime tokią mintį, žinokite, po metų mes jau su lyderiais kalbėjome, kad po metų Dievas duos. Mes norėtume turėti 35-metį tokį kaip bažnyčios sąskrydį, į kurį suskristų tikintieji, kurie atgimė mūsų bažnyčioje, kurie tarnavo mūsų bažnyčioje, tarnautojai ir kad tai surinktų taip, kaip kokie tokia didelė šeimos šventė, Dievo vaikus, kurie būtent
prie šito šaltinio, čia ištryškų šito šaltinio, atsigėrė šito dvasinio vandens. Tai turėkite omeny ir galima jau ir dabar kviesti, ką pažįstate, tokį užsiminti, sakykit, po metų, vasario paskutinį savaitgalį planuojame Tiesos žodžio bažnyčios sąskrydį per 35-metį. Ką mes ten darysime, Dievas duos. Bet jau ne vieną, žinokit, pakviečiau, nes šitą savaitės bėgyje gavau dar įvairius asmeninius sveikinimus su bažnyčios gimtadieniu ir aš jau kviečiau, sakau, žinok, po metų laukiam tavęs, bus sąskrydis, kitam irgi ir iš užsienio rašė, laukiam tavęs. Na, sako, nežinau, ar to laiku būsiu, bet kaip Dievas duos, na va, sėkime sėklas ir Dievas duos. O netrukus kažkuriuo metu mes internete sukursime kažkokį tokį kvietimą, gal net ir anketą, kad registruotas ir iš ties norėsime ir liudijimus, ir kažkokius talentus pamatyti, išgirsti tų žmonių, kurie tarnauja šiandien įvairiuose Lietuvos miestuose, tarnauja užsienyje. Na, žodžiu, bus išties toks susitelkimas, subūrimas. Mes tikim, kad Dievo dvasia mus būrė ir mus telkia Dievo darbams. Ir šitas sutelktumas bus kaip bruožas šiais metais bažnyčioje. Telkimės. Na ir mums susitelkti taip pat padeda Viešpaties žodis. Ir mes pernai pradėjome iš Mato Evangelijos Jėzaus palyginimus ir jie visi yra įstabūs, visi palyginimai Kristaus yra be galo galingi, be galo stiprus. Ir šiandien mes toliau kalbėsime iš Mato Evangelijos 21 skyriaus. 21 skyriuje yra 2 palyginimai ir 22 skyrius irgi prasideda dar vienu palyginimu. Ir visi šitie 3 palyginimai jie yra kaip vieno bloko palyginimai, vienu metu pasakyti Jėzaus tarnavimo metu, kai Jėzus ateina į Jeruzalę, paskutinėje savo paschą, ateina paaukoti savęs. Jis bus nukryžiuotas tos savaitės bėgyje, kur skambės ne vienas palyginimas. Dabar šitie likę Mato Evangelijoje palyginimai būtent buvo pasakyti visi, prie kurių mes prisiliesime, buvo pasakyti paskutinę Jėzaus savaitę šventyklos kiemuose Jeruzalėje Viešpats kalbėjo. Ir čia jis susidūrė su didžiulė konfrontacija. Na, mes matom, kaip tos konfrontacijos, jeigu viešai pavyksta pamatyti, kaip penktadienį pamatėme Baltuosiuose rūmuose, kai yra pasaulėžiūros susikerta ir kai vieni nori palenkti kitus. Tokia konfrontacija, kokia jinai gali būti kieta, sunki, kaip nelengva atstovėti tiesą, bet mūsų Viešpats buvo toks, kuris ėjo tiesoje iki pat kryžiaus. Jis yra tiesa. Ir kitaip Kristus nevaikšto. Kristus nevaikšto melo keliais, Kristus yra tiesa, įsikūnijusi Dievo tiesa. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako Kristus. Ir kai jis ateina, ateina tiesa, kai jis ateina, ateina gyvenimas, kai jis ateina, ateina kelias, dieviškas kelias į mūsų gyvenimą. Na ir tie 3 palyginimai 21 ir 22 skyriuje, jie buvo fariziejų konfrontacijoje pasakyti, konfrontuojant fariziejų įsitikinimus, veidmainystę ir prieš pastatant jų širdies netikėjimą ir netinkamą tarnystę Dievui, prieš pastatant tai nusidėjėliams, kurie sudūžta ir ateina į Dievo karalystę ir tampa Dievo tarnais. Taigi bus sprendžiami klausimai, kas patenka į Dievo karalystę pirmiausiai,
kokių tarnų viešpats ieško ir kokius tarnus jis konfrontuoja netgi šventykloje ir savo namuose, įvardindamas tas bėdas, problemas ir netinkamumą, tiesiog netinkamumą tarnauti Dievui, o kas yra tinkami ir kaip tinkami pasitarnauti viešpačiui. Taigi vienas palyginimas yra tėvas ir du sūnus, antras palyginimas apie vynuogyną ir trečias palyginimas apie vestuves. Ir šiandien mes pradėsime kalbėti būtent nuo tėvo ir dviejų sūnų palyginimo, kurį Jėzus pasako fariziejams, tiems, kurie priekaištavo Kristui, pamokslaujančiam šventykloje, pagonių kieme, atėjo fariziejai rašto aiškintojai ir pasakė, kas tau suteikė teisę kalbėti? Ar tu turi teisę kalbėti? Ir Kristus jiems užduoda kitą klausimą. Jis atsako klausimu, kaip žinome. O sako, iš kur yra Jono krikštas? Iš kur atėjo Jono krikštas? Kas davė teisę Jonui krikštyti? Fariziejai prisidengė, sako, mes nežinome. Politiškas buvo atsakymas, mes nežinome. Tai Kristus sako, ir aš jums nesakysiu, kokią teisę aš pamokslauju šventykloje. Ir tada pasako du vienas šalia kito einančius palyginimus. Bet mes pradedame nuo to pirmojo iš 3 palyginimų bloko. Taigi, mato 21 skyrius, 28-32 eilutės. Norėjusi šiek tiek tą kontekstą parodyti. Taigi, kaip jūs manote, toliau tęsė Jėzus. Vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą priėjęs prie pirmojo tarė, sūnau, eik ir pardirbėk šiandien mano vynuogyne. Šis atsakė, nenoriu, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė, einu viešpate, bet nenuėjo. Kuris iš jų įvykdė tėvo valią? Jie atsakė, pirmasis. Tada Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, muitininkai ir paleistuvės pirma jūsų eina į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jūs su teisumo keliu. Bet jūs netikėjote juo, o muitininkai ir paleistuvės juo tikėjo. Bet jūs tai matydami ne vėliau net gailavote ir netikėjote juo. Va čia pabaigėme ir po to jau nuo 33 eilutės iškart šalia eina kitas Jėzaus palyginimas. Bet kiekvienas jis turi savo žinią, dvasinį užtaisą ir norisi po truputėlį prie kiekvieno šito palyginimo sustoti, bet ne šiandien. Šiandien vienas, kitas apie vynuogyną bus kovo dar mėnesį ir kiti greičiausiai jau į balandį kitas persikels. Taigi viskas vyksta jau artėjančios ar ne Paschos kontekste. Tai ruošia ir mus Velykoms. Mes irgi link Velykų jau judame. Matome 3 veikėjus. 3 veikėjus. Tėvas, kuris turi vynuogyną ir jis turi 2 sūnus. Tėvas ir 2 jo sūnus. Be jokios abejonės tėvas, mes suprantame,
kad tėvas yra Dievo įvaizdis. Ir Dievas turi savo vynuogyną. Vynuogynas, tai tuo metu tame kontekste yra Izraelis, jo tauta, Izraelis. Mums kaip bažnyčiai, mūsų kontekste taip pat vynuogynas yra bažnyčia, sodinamas tėvo vynuogynas ir prižiūrimas tėvo vynuogynas yra jo bažnyčia, jo tauta. Na ir du jo sūnus, du jaunuoliai, du tvirti vyrai sūnus, kurie yra kviečiami pasidarbuoti į vynuogyną. Abu jie, iš karto noriu paminėti, kad abu jie yra netobuli. Labai įdomiai Jėzus pasirenka. Nei vienas iš jų nėra geras. Tai yra akivaizdi, dar kartą Jėzus nori parodyti fariziejams, žmonėms, kurie gerai mano apie save. Dėl ilgų maldų, dėl paplatintų savo diržų, dėl teisumo kelio, dėl pažadų, dėl visko. Jie tiesiog mano apie save gerai, bet Viešpats iškart sako, nėra gero, nėra nei vieno. Aš turiu du sūnus, tai yra žmonija. Vienas sūnus atstovaus pagonis, kitas sūnus atstovauja žydus, Izraelį. Bet nei vienas nėra geras iki galo. Nėra nei vieno, kuris pasakytų taip ir padarytų, kaip sako. Tai mums visiems primena, kad mes visi nusidėjome ir visi stokojame Dievo šlovės, stokojame Dievo valios supratimo, pasijungimo Dievo valiai savo gyvenime. Mes tiesiog stokojame jo šlovės. Mes esame kaip dulkės iš dulkės, su nuodėminga prigimtim, kuri tik ir gali ką daryti blogą. Blogis taip natūraliai iš mūsų ateina. Taip natūraliai ateina. Tik vienas blogis atviras, kitas blogis pridengtas. Po lapu, žinai, kaip koks nors toks nelabai malonus, nekvapnus dalykėlis, lapu uždengiamas. Po lapu. Blogis esantis po lapu. Taigi šitoj situacijoje iš karto atveriama padėtis. Ir mes pastatomi prieš šitą padėtį. Jie mums irgi sako, nusilenk savo širdį. Skaitydamas žodį, girdėdamas Dievo kvietimą savo gyvenime, atsistok nuolankioj padėty, nes nėra nei vieno gero. Nei vieno gero ir iš savęs teisaus. Nėra nei vieno. O tėvas trokšta. Tėvas trokšta visus savo vaikus matyti vynuogyne. Tėvas trokšta kiekvieną pašaukti į savo vynuogyną ir kad vaikai būtų jo vynuogyno paveldėtojai. Kad jie patirtų, ką reiškia prižiūrėti vynuogyną ir paveldėtų šitą vynuogyną. Tėvo vynuogyną. Dabar prie kiekvieno sūnaus truputėlį panagrinėkime šitą charakterį. Nes vienokiam ar kitokiam laikotarpyje mes galime savį aptikti arba vieną arba kitą sūnų. Taip jau yra. Kad gyvenimas su Dievu yra kelionė ir nebus niekada taip, kad visada esi vienam taške. Gali būti ir duobėj, sekdamas Kristų, gali būti ir ant kalno. Gyvenimo situacijos skiriasi, iššūkiai skiriasi ir mūsų reakcijos į tas situacijas ir į tuos iššūkius yra įvairios. Ir kartais gali ir vienoje vietoje atsidurti, ir kitoje vietoje pabuvoti. Bet svarbu suprasti, kas yra ta nematoma riba, apie kurią mes šiandien kalbame, kuri iš esmės nulėmė viską
Dievo karalystėje. Tėvo vynuogyne, kuri iš esmės, kur yra akcentas, kur ta nematoma riba, jeigu abu sūnus, jie yra blogi, nėra vienas už kitą geresnis. Nėra nei vienas geresnis vienas už kitą. O ta riba, kadangi ji nematoma, ji yra labai plona. Ji pereina per mūsų širdį, per nematomą vietą. Kitiems žmonėms nepasveriama, bet vienintelis Dievas mato mūsų širdį. Riba eina per ten. Taigi pirmasis sūnus, jis yra pristatomas iš karto toks kaip atžagaraus būdo, toks nemalonus, toks protestuojantis. Dievas kviečia, jis prieštarauja, jis į akis rėžia, jisai sako, kas jam nepatinka. Ir sakom, na toks vaikas, akis drasko. Toks posakis yra. Toks sūnus drasko tėvams akis. Ir jisai sako, nenoriu. Ne. Pradžioje jis pasako. Bet po to persigalvoja ir nueina. Ir Jėzus šitam atžagariam vaikui prilygina grupę žmonių. Sako, šitie atžagarūs vaikai yra nusidėjėliai, muitininkai, paleistuvės, kurie vaikšto savo keliais, kurie, tokie atrodo išvis neišugdyti, kažkokie sluoksniai, kurie ten mafija, ne mafija, ten gyvena. Žodžiu, visiškai tas kelias yra netinkantis Dievui. Netinkantis jisai yra. Tai yra tokių prieštaraujančių ir akivaizdžiai maištaujančių Dievo vertybėms, Dievo valiai, tikėjimo keliui. Prieštarauju. Toksai sūnus, prieštaraujantis. Ir į šitą, tą žmonių grupę, iš tikrųjų įkrentame, mes visi nuo žmonijos nuopolio, nuo Adomo ir Ievos nuopolio. Visi, galime pasakyti, drąsiai sukrentame į šitą grupę, nes niekas savo jėgomis, savo pastangomis neieško Dievo. Eina savo keliais, ten, kur nori eiti ir judėti. Ir tokie buvo ir Kristaus pirmieji apaštalai. Petras, kai išvydo Kristaus padarytą stebuklą, ar net ten valtį užpildė, ką jis pasako? Pasitrauk nuo manęs, nusidėlio. Viešpatie, aš nevert, traukis nuo manęs. Kristus sako, aš atėjau pašaukti tave, padarysiu tave žmonių žvejų. Pasitrauk nuo manęs. Ne, atrodytų, sako. Apaštalas Paulius dar geriau, kuris taip ir įvardino jį kaip tas, kuris priešinasi Dievo, prieš akstiną einantis, prieš Dievo akstiną, kovojantis su bažnyčia, persekiojantis bažnyčią, metantis žmonės, tikinčių žmonės į kalėjimą. Ir Kristus jį per apakimą, per tokį dalyką atveda į savo karalystę ir padaro savo tarnu. 3 dienas, jojant į Damaską, ten persekioti krikščioniškos bažnyčios, ištinka regėjimas, jis nukrenta nuo arklio, apakęs 3 dienos aklas, atsivertimo istorija. Parodanti, kad koks tu aklas ir prieštaraujantis Dievui. Augustinas savo išpažinimuose, o Augustino išpažinimai iki šios dienos yra viena stipriausių autobiografinių knygų. Augustinas rašo savo biografiją gyvenimo ištisą kaip išpažinimą prieš Dievą, nusilenkdamas Dievui ir pagaliau pasiduodamas jam. Jis
rašo 4 amžiuje, ar ne, parašyta knyga ir šiandien labai rekomenduotina skaityti Išpažinimus Augustino. Ar knygyne turime dar? Jau nebeturim. Einama viena irgi labiausiai einamų knygų. Galit paklausti, gal bibliotekoje yra, jeigu kas norėtumėte paskaityti. Tikrai tai yra kelias, kaip Augustinas bėga nuo Dievo ir kaip Dievas jį atranda. Ir jis sako, aš tau prieštaravau, Dieve mano, aš tavo kūrinys, priešinausi savo kūrėjui. Aš bandžiau pabėgti nuo tavęs ir pasislėpti nuo tavo šviesos. Nenoriu gyventi pagal Dievo vertybės. Nenoriu vaikščioti Dievo keliais. Aš slėpiuosi nuo tavo šviesos. Aš nenoriu būti su tavimi. Bet tu buvai visur. Kur aš benueičiau, tu buvai visur. Aš buvau tavo sūnus, bet mano širdis buvo nutolusi nuo tavęs. Kaip tas sūnus, kuris pasakė tėvui, nenoriu eiti į tavo vynuogyną. Kai širdis nutolusi nuo Dievo, ji priešinasi. Taigi to pirmojo sūnaus širdis buvo nutolusi nuo jo tėvo. Nuo tėvo vizijos, nuo tėvo gyvenimo, nuo tėvo vynuogyno, nuo tėvo troškimo. Širdis buvo toli. Todėl iš tos kietos širdies jisai sako, neisiu. Eisiu savo keliu. Savo gyvenime irgi galiu pasakyti, kad buvau toks vaikas savo paaugliškame gyvenime ir prieštaravau tėvams ir panašiai. Tas paaugliškas pasipūtimas virš tėvų, tėvai jau nieko nebesupranta, jie kitos kartos ir čia jau mes suprantam, čia jau mes menininkai, čia tas Didždvario mokykla, kuri dabar pietiniam irgi buvo kronikose parodyta. Ir knygos filosofinės skaitomos, ir kokie nors dar menininkai mokosi, ir taip toliau. Iš elitinių šeimų vaikučiai mokosi Šiaulių miesto mokykloje. Vaikai, kurie pradeda prieštarauti tėvams ir noras gyventi taip, kaip noriu gyventi. Bet visa malonė buvo ta, kad 16 metų į mano gyvenimą atėjo šventasis raštas ir jį man atvežė mano tėtis. Nes Dievas davė to troškimą paskaityti šventąjį raštą. Sakau, visokių knygų mes turim, o švento rašto nėra. Ar galėtum gauti, tėti, paskaityti? Ir jis atvežė sinodalinio vertimo, rusų vertimo šventąjį raštą, Senąjį ir Naująjį testamentą, kurį puoliau skaityti ir tiesiog jis mane pritraukė. Tai buvo Dievo ranka. Dievas, kuris kvietė į savo artumą. Dar sovietinėje visuomenėje. Ir man beskaitant širai nuo Senojo testamento, priėjus Ekleziasto knygą, aš jau tikėjau, kai skaičiau, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę, kad Dievas yra. Tai mane taip stipriai perverė iš Ekleziasto knygos 11 skyriaus 9 eilutė, kai aš ją perskaičiau, aš galvoju, Dieve, kaip tu matai visą mano širdį, visą mano maištingą prigimtį. O buvo toks sakinys, o man buvo tuo metu 16, jau link 17, patys tokie kovingiausi jaunuoliai, kurie savo gyvenimą nori gyventi. Ir aš skaitau, jaunuoli, džiaukis savo jaunystę. Čia tai bent Biblija. Dieve, kaip tu supranti? Kaip tu jaunimą supranti?
Jaunuoli, džiaukis savo jaunystę. Ir tegul tavo širdis džiugina tave. O jei, kiek daug dalykų pas jauną žmogų širdyje. Tegul tavo širdis džiugina tave. Ir kur tavo širdis traukia ir kur akis mato. Taip, aš taip ir noriu. Kur mano akis mato, kur mano širdis traukia. O jinai traukia prie kūno dalykų, prie aistros dalykų traukia. Norisi gyventi taip, kaip tau norisi gyventi. Ir niekas negali pasakyti, nei tėvai, nei mokytojai. Niekas nieko negali pasakyti. Ir tada po kablelio tas žodis, jis mane perveria kiaurai. Sako, bet žinok, kad už viską turėsi atsakyti prieš Dievą. Ir tai persmelkia mano maištingą prigimtį. Va šito vaiko, kuris sako, ne, aš jau taip tvarkingai negyvensiu. Aš gyvensiu, kaip aš noriu gyventi. Bet žinok, į akistatą Dievas pastatė į atskaitomybės akistatą. Sako, tau teks atsiskaityti už savo gyvenimą. Tu gali eiti, kur tavo širdis tave traukia. Ir kur mato akis, daryk, ką tavo kūnas nori. Bet ateis diena ir teks atsiskaityti. Ir šitą akimirką aš supratau, kad Dievas asmeniškas yra. Kad Dievas kalbasi su manimi, su žmogumi, kad jis šiandien jau aš suvokiu, jis yra tėvas, jis turi santykį su manim. Jis ne taip abstraktus tik tais kūrėjas, kuris sukūrė žemę ir dangų, abstrakčios smegenis ir jėga visatoje, bet asmuo, kuris sako, mes turim santykį. Yra šitas santykis. Ir tuomet mes matome, kas įvyksta to sūnaus, kuris sako, nenoriu. Bet vėliau, sako, jis persigalvojo ir nuėjo. Vienas vienintelis žodis padaro skirtumą tarp dviejų vaikų, kurie netobuli ir negeri. Persigalvojo. Vieninteliam, tarp savo palyginim, vienintelėje vietoje Jėzus pavartoja šitą žodis yra metamelomai, kuris reiškia atgailauti, persigalvoti, pakeisti savo judėjimo kryptį. Ne ten, kur tavo akis mato tave ir tavo puolusi širdis traukia tave eiti, bet pakeičia kryptį. Širdį pakeičia. Širdyje esančią kryptį pakeičia. Pakeičia žvilgsnį. Tas persigalvojimas yra visiškas perversmas, labai stiprus perversmas. Mes jį vadiname atgimimu iš dvasios, uždegama širdimi gyventi dėl viešpatės. Ir kai tas perversmas įvyksta, ne savo pastangomis, bet Dievo prisilietimu, žmogus tampa visiškai kažkuo kitu, degančiu dėl Dievo, tinkančiu jo vienuolynui. Širdis persigalvojanti, tinkanti vynuogynui. Darbuotis viešpatės vynuogyne. Na, o antrasis sūnus. Antrasis sūnus malonaus būdo. Rafinuotas būdas. Išoriškai labai pagarbus, labai dievotas. Dabar tai nereiškia, kad šitas palyginimas kažkaip skatina nemandagumą. Ne. Naujasis testamentas, ugdydamas mūsų dvasią, iš atžagarių padaro maloniai, sako, visiems būkite malonus. Būkite malonios dvasios, švelnus, ar ne? Bet čia ne tai turime omeny. Tas toks išorinis pasiblizginimas, išorinis gerumas. Nes tu žinai, kad jeigu tu šitą įvaizdį paimsi, tu praeisi. Ir tą
pavyzdžiui, aš irgi nuo mažens tą žinojau, nes mūsų šeimoje mano brolis ir aš, mano brolis vyresnis už mane 12 metų, aš jaunesnė buvau, dukrelė. Ir brolis jis buvo blogiukas, visi konkorėžiai, visi smūgiai, visa tėvų praktika, jaunystė ir paauglystė į brolį nukreipta, jis blogiukas. O štai tu žinai, kad tu, tas geras būdamas, gali sau leisti, ką nori. Tu tėvams esi geras. Prisistatai kaip gerutis, o po to savo tyliai savo egoistinius dalykėlius darai. Tai vat galim savį ir tą atpažinti žmogų. Ir su tuo išoriniu gerumu, tenka išties pakovoti savo gyvenime. Nes tai yra labai glitus toks dalykas. Po gera kaukė slepiasi nedora širdis. Ir štai fariziejai, kurie garbingiausi tautos nariai, tautos žiedas imperiniam laikė, Romos imperiniam laikė, jeigu jau girtis ir kažkuo didžiuotis, tai fariziejais, tai sadukėjais, tai religinės partijos, kurios kovoja už Izraelio interesą, už kurios stovi savo interesai, stipriausi, savo. Ir jis, reiškia fariziejus, jisai ką? Su Dievu jisai turi santykį, kai jisai pasninkauja, visi mato, kad jis pasninkauja, kai jisai meldžiasi, visi mato, kaip jisai meldžiasi ir panašiai. Ir visa tai yra rafinuota išorinė religingumo išraiška, kuri gali būti bet kokioj konfesijoj. Negalvokim tik tais, kaip kartais skaitai, tu galvoji, čia jau tradiciniai mūsų broliai. Mes ten netradiciniai, mes tie tokie atžagarūs, o čia jau yra tradiciniai mūsų broliai. Geriausiai yra pačiam save sverti. Ir visiškai netradiciniai aplinkoj galima elgtis lygiai taip pat, kaip šitas sūnus, kuris sako taip. Labai maloniai, žinoma. Bet iš tikrųjų savo viduje būti toli nuo Dievo, visai atvėsusiuose santykiuose su Dievu, negyventi maldingo gyvenimo, neieškoti Dievo pažinimo, visai pamiršti apie jo vynuogyną ir sakyti, kaip nors bažnyčia ir be manęs išgyvens, juk aš turiu Jėzų ir aš būsiu išgelbėtas. Galima rasti tų tokių religinių formuluočių bet kokiai bažnyčiai, pateisinti ar savo atitolimą, ar savo širdies užsikietinimą, bet pateisinti taip, kad prie tavęs neprikiptų. Nėra prie ko atrodytų prikipti, nes išoriškai dalykai yra sutvarkyti. Bet vidų mato Viešpats. Ir mato, kad yra skirtumas tarp to gražaus pažadėjimo, tarp gražių žodžių, žodžių daug gražių, bet pats veiksmas, pats gyvenimas parodo ką kitą, kad tas sūnus, kuris sako, einu Viešpatie, einu, tikrai prisidėsiu, nusuka visai kitų kelių, nueina. Tas, kuris nenorėjo per atgailą, ateina į vynuogyną ir vynuogyno vaisius ragauja. Tarnauja, bet ir ragauja ir tėvo valioje pasilieka. O tas nueina sausu keliu, tamsiu keliu nueina. Vidinė tokia tuštuma. Ir todėl
Jėzaus žodžiai, visai šalia, 23 skyrius yra, kur fariziejams skamba vargas jums, vargas, jis atidengia tą visą išorinį tik pamaldumą, o viduj tas sugėdimas atidengia Kristus. Labai kieti Kristaus žodžiai, tokiam išoriniam pamaldumui ir išoriniam religingumui, kuriame nedalyvauja širdis. Ir sako, ir tas, ir tas, ir tas. Ir juos turėtume įleisti į save, tuos žodžius, jeigu mes norime, kad mūsų gyvenime lydėtų mūsų atgaila, jog mes eitumėm atgailos keliu. Nes daug nereikia, greitai širdis gali užsikietinti ir galim išlaikyti tik tais išorinį pamaldumo kelią, nueiti kažkokiu tai tokiu elitiškumu ir panašiai. Sakyčiau, tam tikram laikotarpį mūsų bendrijoje, kai turėjome tą didesnį vienetą bendrijos, tas, sakyčiau, pastoviai sukosi aplink mus religinio elitiškumo pagunda, kad mes didžiausi, mes greitai augantis, mes tarp protestantiškų bendruomenių stipriausi galime būti, mes paveikiausi, mūsų priemonės tokios ir taip toliau. Ir vat per tokį žvilgsnį net nejauti, kaip užsidarai į tokį religinio elitiškumo burbulą. Ir tai yra labai pavojingas dalykas. Tai bet kur tas elitizmas, o juo labiau bažnyčioje, kai atsiranda kažkokia tai, kaip elitinė grupė, elitinė, nepaliečiamieji, šventieji, fariziejai ir sadukėjai, stiprieji, juose prarandama Dievo karalystės dvasia, kas yra sudužimas širdies. Kodėl tie nusidėjėliai, muitininkai, sako, jie eina pirmi į Dievo karalystę? Dėl to, kad jie neturėjo savo teisumo. Jie neturėjo nieko, ko galėjo pasigirti. Silpni ir sugedė ir blogi. Ir viskas, ir tas blogis akivaizdžiai matosi. Ir net nieko gero negali, nėra už ką pagirti netgi. Ir toks jisai dūšta ir jisai eina į Dievo karalystę pirmą, nes psalmistas ir Dovydas dūštančios širdies, jisai sako, sudužusios ir nusižeminusios širdies, tu Dieve nepaniekinsi, tu neatstumsi dūštančios širdies. Tai vat štai šita nematoma riba. Kas yra šita nematoma riba? Tai yra mūsų širdis. Mūsų širdis, kiekvieno iš mūsų, kurią mato Dievas ir ji padaro skirtumą. Per tą širdį pulsuoti ir trykšti nuolatos turi atgailaujanti dvasia. Nes per tai ateina nauji syvai, ateina tas nuolatinis atsivertimas. Mes šiandien ir giedojam kažkokioj giesmėj, kad tarsi tas vėl atsivertimas, vėl naujas atsivertimas Viešpatie. Neleisk man taip pasilikti, lyg aš jau viską, Dieve, tavyje būčiau išsemęs ir žinočiau ir viską žinočiau. Kaip statyti bažnyčią, kaip tarnauti bažnyčioje, kokius žodžius kur pasakyti, Dieve, jau kaip ir žinau viską. Neleisk man būti tokioj padėty, bet duok, Dieve, duok atgailaujančią širdį ir matyti tas klaidas ir atgailauti dėl tų klaidų, Viešpatie, nes tikrai būna tas laikas, kai ir nepasakau, ir nenoriu pasakau. Viešpatie, leisk rasti tą atgailą. Taigi, pirmasis sūnus, jisai aiškiai parodo,
kad kiekvienas gali pasikeisti per atgailaujančią širdį. Ir tapti Dievo tarnu, tapti Dievo tarnaitė, priimtinu Dievo namuose, nuplaunant Kristaus krauju kaltes ir klaidas. Nes esmė yra ne tame, kad mes esame pašaukti nesuklysti. Ne tame yra esmė. Kiekvienas žmogus turi jau gimęs į šitą žemę tarsi teisę klysti. Negalime vienas iš kito atimti to. Nes žmogus jisai silpnas, galime suklysti. Bet ir suklystame. Bet yra visada ta vidinė riba, kuri mus priartina prie Dievo. Tai atgaila. Ir va šito Jėzus stokoja, jis žiūri fariziejų gyvenimą, jis girdi jų pamokslus, jis girdi jų maldas, mokymus. Ir nėra atgailos. Širdis toli, teisingai sako pranašas, kalba apie jūs, kad jūs garbinate Dievą lūpomis, o jūsų širdis toli yra nuo Dievo. Tiesiog širdis toli nuo Dievo. Nėra širdies. Širdis nedalyvauja. Taigi visada turime tą šansą vėl priartėti prie Dievo per besigailinčią širdį, dūžtančią širdį, eidami nuolankumo keliu. Savo dvasinėme gyvenime. Nuolankumo keliu. O antrasis sūnus mums parodo, kad nesvarbu, ar mes esame bažnyčioje ar ne bažnyčioje, jei širdis toli nuo Dievo, o tas išorinis pamaldumas apsivilktas yra, tai reiškia, kad tu netarnauji, vis tiek netarnauji jo vynuogyne. Vis tiek nesidarbuoji jo vynuogyne. Tad, brangieji, palinkėjimas savo ir mums visiems, kad su metais sekant Dievu atgailaujančios dvasios nemažėtų mūsų tarpe, o atvirkščiai širdis jos minkštėtų ir kad mes galėtume ir įvardinti savo klaidas, ir atsiprašyti vieni kitų, ir patirti ir atleidimą, patirti tą atgailos buvimą. O tam yra reikalinga bažnyčia. Jeigu žmogus vienas gyvena, be santykio, toli nuo Dievo, jau toli nuo tėvo ir dar nuo brolių toli, tai nieko nebematai apie save. Tiesiog nieko nebematai. Žmogui reikalingas kitas žmogus, kad save kaip pamatytum visus giliausius savo motyvus, santykyje su kitu. Ir net kartais, jeigu mes ir nuskriaudžiame vieni kitus, ir įžeidžiame vieni kitus, ir pasakome vieni kitiems ne visada malonius dalykus, tai tiesiog yra situacija, kuri mus minko, ugdo, leidžia mums keistis, leidžia mums patirti atgailos dvasią. Tai tegul tai gyvuoja mumyse. Gyvuoja ir kviečiu nebėgti nuo santykių, bet į santykius eiti. Nes jie yra mums reikalingi, jie yra mūsų pagalba. Haleliuja. Dėkojam tau, Viešpatie Dieve.